Bet šitas žiaurus, žinokit, labai žiaurus. Aš kai dar gyvenau kaime, Dusetose, Zarasų rajone, mes gyvenom name. Priešais namą buvo dar tokia sena nenaudojama daržė. Ten kažkada augindavo gyvulius. Nu, vėliau, aišku, ten niekas to nebeužsiminėjo, tai tiesiog ten buvo sena daržinė ir buvo daug labai šieno. Ir mes kažkada su kiemo draugais ėjom ten tiesiog kažkodėl jo degė po vieną šiaudą. Užgesindavom, aišku, tipo viskas okei, nebuvom jau ten iki tokio lygmens kvailiukai, nors man, pavyzdžiui, buvo kokie 8 jaučiu metai, gal 7. Ir vidury nakties kokią, taip pat vidurnaktį, tiesiog pradėjo pleškėti visą tą daržinę. Atviroji liepsnoji, nes vasara buvo žiauriai sausa ir tiesiog degė visas pastatas. Ir mes dar pradžiai vaidinom, kad čia mes nieko su tuo nesam susiję. Ir kai ten vyko visos ekspertizės, net buvo kaltinami kaip kaimynai, galbūt, kad čia yra tyčinis padegimas ar kažkas tokio. Ir vėliau tiesiog teko prisipažinti, kad nebūtų kažkokie nekalti žmonės nuteisti. Dar iki dabar sapnuoju naktim, kaip dega pastatai toks padegėjas.